Dauguma žmonių nori auginti raumenis, bet labai bijo priaugti riebalinio audinio ir galiu užbėgti įvykiam už akių ir pasakyti, kad to tikrai nereikia, jeigu norite užauginti raumenukus. Taip kad šiame video pasidalinsiu būtent kaip tą padaryti nepriaugant nereikalingų riebalų, jaučiantis gerai ir mėgaujantis procesu. Taigi, kaip ir minėjau, dauguma žmonių galvoja, kad jeigu mes norim užsiauginti raumenų, tai mums būtinai reikia priaugti daug riebalinio audinio. Dauguma to ir prisibijo, todėl net nebando auginti raumenukų. Ir kas iš tikrųjų yra labai svarbu suprasti, tai jeigu mes norim užsiauginti raumenukų kokybiškai, tai tikrai yra būdų, kaip tą padaryti ir visai nereikia suvalgyti viso šaldytuvo turinio. Ar iš tikrųjų aš manau, kad iš dalies tai yra ir šioks toks pasiteisinimas, kad jeigu aš auginu raumenukus, vadinasi, aš tada valgau bet kiek, bet kaip, bet ką. Ir kaip ir sakiau, to daryti nereikia. Tai pirmas dalykas, ką labai rekomenduoju daryti ir kas tikrai pasiteisina, tai kuomet pradedate auginti raumenis ir bent jau apytiksliai įsivaizduojat savo kaloražą. Jeigu neįsivaizduojat, tai tikrai rekomenduoju jį šiek tiek pastebėti, kad žinotumėt, kiek maždaug suvartojat kalorijų per dieną, kad pagal tai būtų galima toliau progresuoti ir žinoti, kurią kryptim judėti. Tai pradžioje užtenka tikrai nuo 150 iki 300 papildomų kalorijų per akis, tam, kad pasižiūrėti, kaip jaučiatės, kaip atsistatot, kaip aplamai virškinimas jūsų, nes vėl, jeigu mes stipriai užkeliam kaloražą, gali sutrikti ir virškinimas, prasidėti pilvo pūtimai, apie tai irgi kalbėsiu šitam video. Bet kaip ir sakiau, kad jeigu norit kokybiškai, vadinasi, viską pradedam nuosekliai, po truputėlį, pabuvę tam kalorijų pertekliui minimaliam kurį laiką, įvertinę rezultatus. Jeigu matom, kad visiškai nieks nesikeičia arba svoris visiškai nejuda į viršų, kas irgi turėtų vykti, tai tada galima po truputėlį pridėti to maisto, bet tą skubėti daryti iš karto tikrai nerekomenduoju. Va, iš tikrųjų, man atrodo, aš pamiršau vėl pasiimti mikrofoną, tai kalbėsim taip. Man atrodo, nesu viena salėje, bet šiandien darysim pečius ir sprendžiau, kad reikia šiek tiek pafilmuoti. Tai ką padarysiu dabar, tik ką išgėriau pre-workoutą, tai kol jisai pradės veikti, apšilsiu vėl su šitais mostis šalis ir tada bandysiu šitą spaudimo treniruoklį. Iš tikrųjų, seniai čia nesportavau ir nedariau pečių, tai reikės pasižiūrėti, kaip seksis. Bet daugiau jaučiu labai čia nekalbėsiu ir noriu tiesiog susikaupti ir susiorientuoti į tai, ką darau. Plius muzika, tai aišku, kaip visą laiką copyrightas, nors man nelabai svarbu, nes tiek šitam, kad šitas kanalas naujas, tai visiškai nesvarbu, ar ten uždės copyright ar ne. Nieko aš iš tų video negaunu. Tai jo, viskas, žodžiu. Apšylu, pasidarau, stengsiuosi nufilmuoti kiek manoma daugiau. Matysim, kaip seksis, kaip matot, pasidariau šiandien biškį kitokį puoduką, bet šutinai gavos. Tai, žodžiu, viskas, užteks man kalbėti. Ir let's go. Nors sportuoju, aptarsiu dar vieną niuansą, kuris yra kaip svarbu didinti svorį sportuojant ir kaip svarbu matyti progresą sporto salėje, nes jeigu jūs, kad ir auginat raumenukus, bet visą laiką daro tos pačius pratimus, tiek pat serijų, tiek pat pakartojimų, viskas atrodo iš esmės taip pat, tai nors ir sporto programą turėti yra labai svarbu ir iš esmės tie pratimai neturėtų keistis dažnai, bet intensyvumas, jėga, svoriai ilgainiui tikrai turėtų didėti ir jeigu mes valgom ir niekas nesikeičia, svoriai visiškai nedidėja, progresas nevyksta ir savęs visiškai nespaudžiam, tai toks bus rezultatas, kad paprasčiausiai kalorijos didėja, vadinasi auga svoris, o svoris auga nekokybiškas, ne raumenų sąskaita, o būtent riebalų sąskaita, tai va todėl labai mėgstu savo treniruotis paintensyvinti bet kada galiu. Jeigu negaliu pasikelti svorio, galbūt aš galiu pridėti daugiau pakartojimų, galbūt galiu pridėti papildomą drop setą pabaigoje, kokį nors rest pause setą,
Žodžiu, kažkaip apkrauti savo raumenyną šiek tiek naujai, kad jam būtų šioks toks iššūkis ir jis galėtų toliau progresuoti, keistis ir augti. Nes be stimulo nebus rezultato, o mūsų kūnas jis labai protingas, jisai tikrai labai greitai pripranta prie krūvio, labai greitai adaptuojasi ir aišku, tas yra gerai, bet kuomet mes esam adaptavęs ir tiesiog kartojam tos pačius judesius, tai mes tiesiog ir stovim vietoj, o jeigu kalorijas nekistų, aišku, tai ir stovėtume vietoje, bet kadangi auginimo metu kalorijos didėja ir jos yra didesnės, tai mes iš esmės stovėsim vietoj raumenų sąskaitą, bet tikrai judėsim sparčiai į priekį riebalų sąskaitą. Tai va tiesiog reikia būti labai protingam su viskuo, su krūviu, su progresu ir tikrai nebijoti savęs paspausti. Merginos galite nebijoti, halkais netapsit, tikrai nepriauksit per daug raumenų, nes tas užtrunka labai daug laiko, tai svarbiausia tikrai save paspausti ir nebijoti tų sunkių svorių. Pat dar vieną tokį patarimą galiu duoti treniruotėms, tai kuomet norim akcentuoti tam tikrą raumenų grupę, arba ypač jeigu ta raumenų grupė dar ir atsilieka ir mes ją norim sustiprinti, tai visada treniruotės pradėčiau būtent nuo tos raumenų grupės. Tai tarkim, jeigu mes treniruojam šiuo atveju pečius, tai tarkim, jeigu turit silpnesnį pečių galą, kas yra labai dažna problema daugeliu žmonių, tai treniruotės reikėtų pradėti nuo pečių galo pratimų, ypač juos gerai daryti prieš spaudimą, tikrai pasijaučia spaudimas ženkliai geriau ir būnam daug stipresni, nes ir petys yra stabilus. Tai va tokie mini niuansėliai tikrai padeda treniruojasi progresuoti daug sparčiau, kuomet treniruojamės protingai, o ne tiesiog ateinam į sporto salę ir darom taip, kaip jaučiamės, beleką, vėlgi struktūra, jinai yra labai svarbi ir protingas treniravimasis yra lygiai taip pat svarbus kaip ir pati struktūra. Nežinau, mane girdėsi dabar, bet treniruotė baigta, tai stengsiuosi kalbėti labai arti telefono, kad kažką girdėtumėt. Žodžiu, kodėl aš taip einu, nešu sunkią siuntą iš pakankamai toli, bet labai džiaugiuosi, kad esu beveik prie namų. Bandžiau nufilmuoti dar vieną, ne video, bet žodžiu tipsą, auginant liesus raumenukus ir vieną klaidą iš tikrųjų, tai nežinau, ar ten įsirašė, tai geriau perfilmuosiu viską dabar. Grįžus, nors iš tikrųjų esu labai alkana ir dabar labai skubėsiu kalbėti, nes noriu kuo greičiau pavalgyti, bet kardio. Kas yra labai svarbu su kardio? Tai tikrai nerekomenduoju jo visai nedaryti auginimo metu, bet dažnai yra tokia mintis ir aš lygiai tą pačią klaidą dariau. Atrodė, kad jeigu aš auginu raumenukus ir dar darysiu kardio, tai galbūt aš ir riebalinio audinio daug numesiu ir dar raumenų priaugsiu ir žodžiu, du šitie zuikiai vienu šūviu, kad ir koks baisus šitas pasakymas įsigilinus bebūtų. Bet taip iš tikrųjų neveikia dalykai ir jeigu mes persistengiam su kardio, vadinasi krenta ir treniruočių intensyvumas, ir atsistatymas, ir jėga ir mes atrodo stengiamės daugiau, bet tiesiog tampam vis minkštesni, minkštėjam, tada uždegiminiai procesai vyksta, apie kuriuos visą laiką kalbu, raumenis pradeda užlaikyti vandenį, aplamai, net ne raumenis, kūnas pradeda užlaikyti vandenį, skysčiai pradeda kauptis, jeigu labai tie uždegiminiai procesai įsisiubuoja, kas irgi labai realu, ypač mum merginom, kurios mėgstam persistengti ir atrodo, kad kuo daugiau kardio darysim, tuo ten rezultatai bus geresni, bet žinok, tikrai ne. Iš tikrųjų, kuo daugiau svorio, ne kuo daugiau, bet kilnojant svorius ir turint gerą treniruočių struktūrą, turėsit pačius geriausius rezultatus. Tai va, tą labai svarbu atkreipti dėmesį ir tas kardijas, taip, jis yra pagalbinė priemonė, bet tai yra pagrindinė priemonė ir ypač raumenų auginimo metu, tai iš vis protingas kardio, kad palaikyti tą širdį, kad taip pat tą širdį, kokią tą širdį, tiesiog palaikyti širdies sveikatą. Matot, aš taip noriu valgyti, kad taip skubu kalbėti, nu žodžiu. Gerai, viskas, reikia susikaupti. Tai ką norėjau pasakyti? Trumpai ir drūtai. Nepersistengiam su kardio, visas akcentas svorio treniruotėm, įsitikinam, kad esam atsistatę, stiprėjam, svoriai didėja ir matom progresą. Ir tada šiek tiek kardio, kad palaikyti sveikatą, kad palaikyti širdies sveikatą ir tas irgi šiek tiek prisideda prie treniruočių intensyvumo, nes jeigu turim labai prastą kardio, kažkaip atrodo, kad aš jau šitą sakiau. Ar šitą sakiau šitam video? Jeigu aš kartuosiu, tai pasakykit, nes filmuoju per kelias dienas ir bijau, kad pakartosiu punktus. Bet tikiuosi ne. Tai tiesiog važiuojam į kitą kadrą. Su video pakankamai, tai šiuo metu kaip tik pradedu priiminėti dar keletą naujų merginų. Tiksliau, pradedu priiminėti, kas pas mane per laikai, žodžiu.
pradedu? Ne. Pagaliau galėsiu priimti dar keletą naujų merginų, darbam kartu su manim online, kas nori pasidarbuoti rimčiau ties savo sportiniais tikslais, tai būtinai užpildykit formą, kurią paliksiu apačioje aprašyme. Tiesiog paštu atsakysiu kiek įmanoma greičiau ir jeigu viskas mums tinka, galėsim pradėti darbus kartu. Taip pat sudarinėjau tiek sporto, tiek mitybos planus, tai jiems laiko dabar tikrai turiu daugiau, taip pat gali pildyti tą pačią formą ir nebūtinai dirbti kartu su manim online, bet tiesiog susidaryti planus ir dirbti pačios. Tai va, viskas priklauso nuo tikslų, nuo noro, nuo situacijos, o dabar važiuojam toliau į video. Taip pat anksčiau šitam video minėjau, kad labai svarbu yra didinti svorius, tai lygiai tą patį darom ir su merginom, tikrai stengiuosi, kad palaipsniui treniruotėse jos kilnotų vis sunkesnius svorius, tikrai pasižymėm savo laimėjimus po kiekvienos treniruotės ir pašvenčiam šiokias tokias mini pergalės, kurios iš tikrųjų labai motyvuojančios, nes kai matai progresą ne tik fiziškai, ten vizualiai veidrodyje, bet kai tiesiog matai, kad jėgos didėja, kad gali daugiau pakelti, kad geriau jautiesi, tai tikrai visas šitas fitneso ir galiausiai progreso siekimas tikrai įgauna daug didesnę prasmę. Tai ką, ir vėl aš virtuvėje, ir vėl aš gaminu, grįžau tik po merginų trefkių, žodžiu, pravedžiau dar porą treniruočių, kaip matėt, valgiau pizzą ir, neuždariau. Reikia būti tvarkingesnei, I guess. Tai va, tai kol gaminu, dar pasidalinsiu vienu esminiu dalyku ir principu auginant liesus raumenukus. Tai dauguma galvoja, kad dabar jeigu aš esu kalorijų pertekliui, tai man visiškai nereikia sekti savo maisto, žinoti kiek suvalgau, svarbiausia valgau daugiau. Bet iš tikrųjų tai labai yra sunku žinoti, ką vėliau reikia keisti, jeigu tarkim rezultatai nejuda norima linkme. Galbūt mes labai stipriai persivalgom, galbūt kaip tik nesuvalgom pakankamai, tai tas žinojimas bent jau apytikslio kalorijų skaičiaus, baltymų sekimas taip pat, kurie irgi yra labai svarbus, tai tikrai padės turėti žymiai geresnius rezultatus, nes tas spėliojimo žaidimas, jisai, ypač kai mes tiesiog siekiam geriausio rezultato ir norim viską optimizuoti, tai tikrai labai svarbus ir sakau, užtenka pastebėti savo mitybą bent jau savaitę ir jeigu valgot panašiai likusiom dienom ir toliau tęsiant tą auginimo procesą, tai maždaug vis tiek įsivaizduojat, kiek suvalgot, bet sakau, bent jau pirmom dienom tai tikrai reikėtų žinoti, ką valgot, kaip valgot, virškinimas stebėti, nes vėlgi, jeigu jūs pastoviai jaučiatės išsipūtę, maistas yra nevirškinamas, ten pilvo pūtimai, problemos, tai tikrai raumenys tinkamai neaugs ir jūs pastoviai, jūsų iš esmės tiesiog organizmas tada bus uždegiminiuose procesuose, kovos su jais, o ne su atsistatymu ar raumenų auginimu. Tai čia lygiai tas pats galioja ir metant riebalinį audinį, irgi jeigu jūs pastoviai nesuvirškinat maisto, jaučiatės apsunkę, pilvo pūtimo problemų, žodžiu, žarnyno reikalai, tai nei jūs svorio numesti sėkmingai, nei raumenų priaugti sėkmingai, nes viskas yra labai susiję ir sakau, jeigu organizmas kovoja su tam tikrais dalykais, tai jam iki tų raumenų ir kitų riebalų metimų visiškai ne tas yra prioritetai. Tai tiesiog turėkite tą omeny. Tai va, žodžiu, pabaigsiu gaminti, jaučiu, darysiu atsimsiu tos, nes vėlgi man nesugebėjo kurjeriai pristatyti, nes manęs nebuvo namie ir gausi taip, kad į paštomatas toli, o siunta sunki, žodžiu. Tai reikės bandyti nešti, nes aš kadangi nevairuojanti vis dar, žadėjau savo, kad artimiausiu metu išlaikysiu teisės ir vis bandau ir mokinuosi nuoširdžiai, bet nežinau, yra reikalų iš tikrųjų. Tai vat. Žinot ką, pakomentuokit, ar jūs vairuojat ar nevairuojat. Noriu žiūrėti, ar daugiau yra vairuojančių šitam kanale, ar vis dėlto pėsčiųjų, kaip aš, nors įtariu, kad daugiau vairuojančių. Nedaug tokių tinginių kaip aš, kurie nesugeba išlaikyti teisę jau tiek laiko. Jo, gerai. Viskas, susitinkam jau kitam kadre. Tai va, kažkoks iš tikrųjų pasityčiojimas, nes pasiėmiau savo siuntą ir iš esmės ten turėjo būti didžiulė, bavbani siunta, bet jie matyt kažkaip išskirstė. Ir štai ką aš gavau, tai muitinė ją netgi išdarkė ir tiesiog, žodžiu. Tai svarbiausia, kad bent jų vidus, kaip suprantu, čia tiesiog palaidinė.
Ai, čia dar suskilėjom, tai jinai net neapsaugota, tai čia viduje galėjo ir išsipurint. Nu, žodžiu, tai mūsų muitinė taip siuntas iš Amerikos tvarko. Žodžiu, čia aišku, ne pirmas kartas, tai iš truputį pikta. Bet jo, dabar greitai persirinksiu į kitą savo mėgstamą outfitą. Ir eisiu gaminti tokią mini užkandžio. Žodžiu, aš praeitam vlogė minėjau, kad man jau atsibodo maistas ir tas visas bulkinimo procesas ir atrodo nieks nebedžiugina. Oi, tai dabar bandau... Atsiprašau, kažkaip vyksta. Tai dabar bandau atrasti būdų pakaitalioti maistą taip, kad man būtų smagu. Tai dabar užuot savo tų blynų, aš dabar tiesiog darausi šituos trapučius, nu jau antrą dieną. Tai rytoj gal vėl kažką naujo gaminsiu, gal nufilmuosiu. Bet, žodžiu, juos darau su kukurūzų trapučiais, man jie skanesni negu ryžių. Ir tada ten darau tokią užtepėlę iš avokado, varškės, jogurto, cielo kiaušinio, irgi išverdu ir tada sutrinu. Pamėginsiu nufilmuoti, parodysiu, tai tokį mini receptuką įtrauksiu, nes kaip suprantu, maisto kontentas jums irgi labai įdomus. Šiaip visi mano receptai, tie pagrindiniai, yra mano receptų knygoje, kuri yra apačioj linkas, bet karts nuo karto vis pasistengsiu įtraukti kažkokį tai naują receptą, kažkokį tai naują eksperimentą, nes tai kad dabar tikrai eksperimentuosiu, nes, kaip ir sakiau, tikrai atsibodo man tas maistas, tai bandau kažkaip susirinkti tas kalorijas per daug savęs nekankinant, nes vėlgi, kai aš apie šitą kalbėjau, bet jeigu mes valgom ir nesimėgaujam maistu, tai ir virškinimas nebebus toks geras, ir aišku savijauta, ir kai bendrai jaučiamės prastai, tai koks tas progresas. Tai vat, viskas susiję, tai stengiuosi tiesiog atrasti tą meilę maistui ir vėl, kad ir kaip bebūtų. Dar surelius tokius pradėjau valgyti, karts nuo karto įtraukiu toks kaip skanėstas, tai tikrai padeda. Nepiknaudžiauju, bet, nu tikrai, gelbėja, kai tampa sunku valgyti maistą, nes kaip ir sakau, kai auginam raumenis, reikia juos auginti tvarkingai, švariu maistu, jeigu norim gero rezultato. O švaraus maisto suvalgyti pakankamai yra tikrai sudėtinga ir daug kas nuvertina, kaip iš tikrųjų sunku yra priaugti svorio, priaugti raumeninės masės. Tarsi priaugti svorio lengva, bet priaugti kokybiško svorio, kas vadinasi raumenų, yra sudėtinga. Aš žinau, kad nereikėtų pjaustyti ant spintelės, bet aš neturiu normalios spjaustymo rantelės ir galvoju, ai tiek to, tai dabar, va, matot visą procesą, šiaip iš tikrųjų čia per daug kažko nefilmuos, nes iš tikrųjų čia viskas taip paprasta. Tai va, čia esu pasiruošus, nežinau, 6 kukurūzų trapučius, tada paprasta liesa varškė, čia dvaro norėjau pabandyti kažkokią, buvo biškai brangesnė, bet gal kokybės bus geresnė, tai pirmą kartą bandysiu su šita. Tada šitas, kaip jau vadinasi, jalapenai, aštrumai šiek tiek, virtas kiaušinis, kurį išlupsiu, avokadas, čia svagūnai šiek tiek, tada krapai dėl skonio, dar prieskonio įdėsiu ir čia tiesiog natūralus jogurtas, kurį reikia naudoti, nes jis toj sukės. Tai va, tai nieko ypatingo, lekiam gaminti, nes iš tikrųjų šiaip jau visai noriu valgyti, nors nesnei valgiau, bet sakau, apetitas kyla, kai pradėjau mėgautis maistu vėl, tai kol kas good news. Tai va, kaip atrodo šita lėkštė, šiaip vakar gavosi dėl vieno niuansų truputėlį geriau, nes čia naudota kitą jogurtą, kuris yra skystesnis, tai šitiem geriau reikia tokio tirštesnio jogurto arba tiesiog daug daugiau varškės, bet aš noriu padauginti baltymų, nes ir taip jau pas mane daug mitybai, tai vis dėlto per didelis kiekis baltymų čia dar vienas dalykas, kai auginat raumenį, baltymai yra labai svarbu, bet jeigu jų suvartojat per daug, visų pirma, prasideda visi pilvo reikalai, pilvo pūtimai, virškinimas daug lėtesnis, nes vis dėlto baltymai lėtina virškinimą, tai jų tikrai nereikia padauginti. Pilnai užtenka 2 gramų kilogramui, galbūt 2,2 kilogramui, jeigu labai mėgsta 2,5, bet ten labai daugiau, tai tikrai nereikia, nes aukojat kitas kalorijas, kurias galėtumėt gauti iš angliavandenių, o angliavandeniai būtent ir padės jums raumenukams augti,
energijai palaikyti sporto salėje, atsistatymai, visas tas glikogenas mūsų raumenyse, tas yra labai labai svarbu. Tai va, tai žmonės tikrai daro tą klaidą, kad padaugina baltymų, dabar šis Instagram'e įjungi ir ten atrodo gamina pizzą vien tik tai iš varškės, ant viršaus varškė, mėsa, taip toliau ir vien tik tai baltymai ir ten per gabaliuką 100 gramų baltymų, tai aš galvoju, oh my goodness, galbūt atrodo gerai tie video, bet kai aš pagalvoju apie tų žmonių virškinimus ir ant kiek ten viskas turėtų būti sustoję, tai tiesiog yra košmaras, tai reikia viską daryti labai protingai, paskaičiuotai ir įsitikint, kad gaunam pakankamai angliavandenių mityboj. Ne vien tik tai baltymais, tai va, tai aš dėl to ir sakau, truputėlį gal varškės daug neįdėjau. Šitus reikalus galima netgi kepti orkaitėj, ką aš galvojau, truputėlį paskrudint, bet kadangi esu alkana ir noriu, tai valgysiu šaltus su šilta arbata, tai bent jau taip kompensuosiu. Ir tada vakare jau turėsiu stipresnį valgymą, čia toks mini kaip užkandis valgymas, bet sakau, man tikrai padeda surinktas kalorijas. Ir ant viršaus aš dar sakiau, gelpiną uždėjau, tai tas duoda to tokio aštrumo, o šiuo metu aš kažkodėl labai mėgstu aštriau, aš net pradėjau pirkti čili pipirus, dabar irgi pjauščiau, biškai gausi taip, kad pirštus nulaižiau nuo varškės ir dabar man visa burna tiesiog dega, nes buvau palietus tą papriką, tai tikrai aštri, bet kas mėgsta, tas mėgsta, kas nemėgsta, galite jų nedėti, tiesiog galite pabarstyti netgi tų svogūno laiškų labai skaniai, aš juos įmaišiau į vidų, bet galima ant viršaus dėti ir dar gražiau atrodys, tai va toks tipsas, o dabar valgau ir susitinkam jau sekančiam kadre. Ačiū, kad žiūrėjot ir būtinai palikit komentaruose širutę, jeigu norit, kad vlogus kurčiau toliau.